Jau porą metų bendrojo skyriaus lentynose gulintis alkoholio matuoklis šiandien išbandytas pirmą kartą. Rezultatai gana nemenki – 2,55 promilės alkoholio. Toks girtumas nustatytas švietimo ir kultūros įstaigų ūkinės veiklos planavimo skyriaus specialistei Elenai Sodaitienei. Apie darbo vietoje esančią neblaivę valdininkę personalo skyriui telefonu pranešė prisistatyti nenorėjusi moteris. Nuvykus į vietą, valdininkė savo kabinete rasta visiškai girta, vos sugebanti rišliai dėlioti žodžius. Bebūnant posėdėje, man paskambino iš personalo skyriaus ir domėjosi, sakė, buvo gautas kažkokios ponios skambutis, kad viena darbuotoja mūsų skyriaus yra šiuo metu darbe neblaivi. Ir aš pasiskambinau į darbą, jinai yra darbo vietoje ir personalo skyriui pasakiau, kad nuvažiuotų patikrinti. Skyriaus specialistai nuvyko į vietą. Buvo paimtas ir alkotesteris, nei sutiko pūsti alkotesterį, aišku, ne iš karto, bet sutiko. Ir dar nemačiau dokumentų, kiek žinau, kad liktai 2,5 promilės nustatyta girtumas. Neblaivi valdininkė tikrintis alkotesterių neįtin norėjo ir keliasdešimt minučių aiškino bei demonstravo, jog to nemoka daryti. Net ir pagaliau nustačius sunkų girtumo laipsnį, Elena Sodaitienė nesutiko pasirašyti patikrinimo akto ir aiškino kreipsiantis į advokatus. Pirmą valandą turėjau gamybinį su savo poskyrių vedėjais. Ir kiekvieną dieną pasidomiu, kaip atrodo ta mūsų specialistė. Tai man poskyrių vedėjas sakė, iki pietų viskas buvo normalu, matyt, buvo pietauti išėjus. Po patikrinimo Elena Sodaitienė iš karto išprašyta iš darbo. Už pažeidimus ji bus atleista iš einamų pareigų. Nušalinant nuo pareigų, toliau mes rašysim jam tarnybinį pranešimą, kad yra toks darbuotojas darbe ir bus pradėtas darbo drausmės tyrimas. Elena Sodaitienė švietimo ir kultūros įstaigų ūkinės veiklos planavimo skyrių, būdama neblaivi, išgarsina jau ne pirmą kartą. Gruodį girta valdininkė sukėlė avariją ir pabėgo iš įvykio vietos. Tąkart jai pasiūlius išeiti iš darbo, specialistė pareiškimą rašyti atsisakė. Esą eismo nelaimė atsitiko nedarbo metu.